Taigi, sveiki visi. Kaip ir visada su jumis sveikinuosi aš Justas X ir šiandien norėčiau parodyti dar vieną modą. Kaip matote, esu jau pasiruošęs kiaušinių spausdinimo, Soulsendo, Wither Skeleton Skull, na jau suprantat, ką kviesiu, ir 2 kardus. Taigi, šitas modas yra gana neblogas ir aš jums šiandien jį parodysiu. Taigi, atsiprašau. Kai jūs žiūrite į mobą, jis rodo, kiek jis turi gyvybių. Ir po kiek damage jis gauna, matot, geltonai. Ir rašo, ir rodo, ar jis yra taikus ar ne. Jei netaikus, tai raudona kukulytė prie jo. Gali dar sikėti. Matot, raudona gauna. Tokia nedidelė. Stega ir gauna po 1 damage. Ir rodo, kiek jis gali pasakyti. Aš dabar kirsiu iš ūdens rodo. Jis gauna 2, 4, na, critical strike atrodo čia. Nežinau kaip. Toliau, jei kirsiu iš jam, jis gauna po 6 ir matot, daug greičiau miršta. Toliau, pigmenus įsikviečiau, norėjau pažiūrėti, ar jos rodys kaip nors kitaip, ar rodys irgi netaikius. Na, jie irgi netaikius. Toliau, kiaulėm įsikvės, norėdamas parodyti, kad jie yra taikus monstras. Prie jo rašo 3 tokius žalius veidukus, na, laimingus, kažkas tokio. Toliau, eina jį šiaip savo pažiūrėti, ar jis, na, šiaip tiesiog parodyti. Norėčiau pažiūrėti, kaip atrodo, kai jis sproksta, nu, sproksta. Ne, išnyksta, nesu. Taigi, toliau norėčiau išmėginti, ar tai veikia ant bossų. Jo, tai veikia ant bossų. Matot, jis gaunasi po 10 gyvybių kietai. Biškai atsitrauksiu, nes mane iš šono nuneš. Jis generuoja po 1 gyvybę, gana greitai palyginęs. Sąsius idiots. Ateina čia, pabaigos. Ateina. Nu, va, matot, šitas modas tikrai kieta. Ne tai, kad taip. Ir pasižiūrėti galime ir serveriuose. Pasižiūrėti. Modelinių kėlimo pasiprašęs galime. Kelsiu kas porą serijų, na pavyzdžiui, dabar įkelsiu šitą seriją, manau, iškart prie šitos ir Diamond Meter įkelsiu tuos linkus. Nu, man iš karto geriau prisiverčiu, susirandu. Na, kaip matote, tai jis užmušė daug slaimų. Nežinau, kiek jį užmušė, bet tai tikrai nemažai. Galima pagal duobes atsekti, kuris keliavo. Na, nesvarbu, bet taip matote, kietas, na, tikrai man patinka jis bent jau, labai aiškiai matosi, kas krystikas reikia ir panašiai. Norėčiau dar vieną dalyką ištestinti, taip, tai, neduostu. Why Wolf, atmiršau, kai jis nedoko Wolf, Bones. Pažiūrėkim, atspauninkim šunį ir taming. O, tam prijaukintam šuniui padvigubėja gyvybės. Na, aš nežinojau šitą. Dabar norėčiau dar pažiūrėti. Stick, atrodo, su šitais jie paruojas, ar su žalės, dabar neatsimenu. Ne, ar galbūt su kalais jie paruojas, ne.
su kepsniais. Stick. Pork. Gal šitais pala. Tai čia jie puruoja su šitais. Baby Wolf, jį rodo kaip sužalota, matot, 8 iš 20. Ateik, kur bėgi. Sėdėk. Marty. Or everybody. Gerai. Taigi šitas vadas tiek ir tai yra labai įdomu kartais pasižiūrėti, galbūt jis kaip auga jo gyvybės pilnė ir kaip jis turi 20 gyvybių, jis tampa suaugusiu vilku. Va, gyvybės jo atsipildo, matot. Na, daugiau taip apie šitą modą nieko nebūt, bet jis tikrai neblogas. Sudie, susitiksim kitam video arba panašiai. Na, kitam video galbūt dabar norėjau. Klausykit, toks jums dalykas. Jei norite, kad aš kelčiau kokį mapą ten adventūrę pereinu ar paragaunu, nu nesvarbu. Parašykite, kad aš į komentarus eik parkaur arba eik ten adventūrę ir panašiai. Na, kažkas tokio. Sudie.